ką daryti, kad veršeliai vienas kito nežįstų. Atsakydama šį klausimą, aptarsiu, kodėl veršeliai vienas kitą žinda, kas yra apskritai tas žindimas ir kokie galimi sprendimo būdai. Taigi, pats žindimas yra refleksas, kuris užtrunka po girdimo pienu maždaug nuo 10 iki 15 minučių. Tai yra visiškai natūralus gamtos duotas refleksas, kurio metu išsiskiria hormonai virškinamajam trakte ir virškinamasis traktas pasiruošia įsisavinti geriau visas maisto medžiagas. Pats žindimas, bent tokią informaciją radau ir tokią teoriją, kad tai rodo, kad veršelis yra alkanas ir patį žindimo refleksą sukelia laktozė. Kai veršelis burnoje pajaučia laktozę, tada jam įsijungia hormonai ir tada jis ieško, kur čia ką pažįsti. Pati žindimo esmė yra, kad veršelis, jeigu tikint tą teoriją, kad veršelis yra alkanas, tai reiškia, kad mūsų tikslas yra prailginti laiką, kurį veršelis sugaišta gerdamas pienuką. Arba kitaip, prailginti gėrimo procesą. Taigi, kaip galima pailginti šį gėrimo procesą, yra keletas sprendimo būdų. Tai pirmas sprendimo būdas tai yra naudoti čiulptukus. Ypatingai ilgas žindimas būna tose ūkiuose, kurie girdo pienuką iš tiesiog kibirėlio arba dubenėlio, kur veršelis įkiša snukutį ir traukia pieną. Tai kaip taisyklė veršeliai, kai išmoksta traukti pieną, tai jie visą tą pienuką išgeria per, sakykime, per 10-20 sekundžių. Tai yra labai greitai. Tai todėl yra naudojami čiulptukai ir čiulptukai naudojami turi būti kieti, arba, sakykime, kad būtų sunkiau iš jų pienuką ištraukti, jie turi būti nesusidėvėję, neištampyti skylės, turi būti neišdidintos, nepradurtos. Ir čia yra tikslas tam, kad veršelis gerdamas pasigamintų daugiau seilių, o seilės taip pat padeda geriau įsisavinti ir suvirškinti visas maisto medžiagas ir tą visą pieną. Taip, tai čiulptukų kokybė ir pakeitimas ir švarumas yra labai svarbu. Taip pat prie čiulptukų dar paminėčiau, kad galima naudoti ir vadinamuosius sausuosius čiulptukus. Tai yra tiesiog panaudoti seni čiulptukai, pritvirtinti prie medinės lentelės ir tada veršelis, kai gauna pienuką, išgeria iš soskutės ar ten, tarkim, iš to kibirėlio, tai tiesiog žinda tą sausą čiulptuką ir patenkina savo poreikį žindimo. Kodėl atkreipsiu dėmesį, kad reiktų pritvirtinti čiulptuką prie medinės lentelės, ypatingai tai svarbu žiemos metu, tam, kad kai yra didelis šaltis, veršelis snukučio neprišaltų prie metalinio paviršiaus. Kitas sprendimo būdas yra fiksavimas, ypatingai tai yra aktualu grupiniuose gardeliuose, tai rekomenduoju turėti grupiniuose gardeliuose fiksavimą. Ir tie, kas turit, galit veršelius uždaryti ir palaikyti dar 10-15 minučių, kad tiesiog tas refleksas praeitų. Ir tuomet paleidžiat ir veršeliai jau gyvena savo įprastą normalų gyvenimą. Taip pat dar vienas iš sprendimų yra būtinai turėti, ir šiaip yra labai gerai, kad veršeliai visą laiką turėtų koncentruotų pašarų. Ir būtent, kad granulės būtų didelės, tai nebūtų 2-3 mm, o būtų 10. Nes taip veršelis ieškodamas ką pažįsti, jis tą granulę tiesiog žaisdamas su ją praryja. O jeigu norim gerų produktyvių karvių, tai žinom, kad reikia, kad skrandis būtų išsivystęs. Tai reiškia, kad skrandžio paviršiaus tūris, sakykime, plotas, jisai būtų kuo didesnis. Tai kuo anksčiau veršeliai pradeda ėsti koncentruotus pašarus, tuo geriau išsivysto skrandis. Tai koncentruotų pašarų svarba yra labai didelė. Ir aišku, jeigu visą laiką atsiranda tokių veršelių, kurie beproto žinda ir netgi pereina į suaugusio gyvulio žindimą, kai jau didelės telyčios, metinės dar vieną kitą žinda. Tai tiesiog reiktų naudoti eliminavimą tokių gyvulių. Tiesiog juos paimti ir kuo mažesnio amžiaus, kuo jaunesnio amžiaus juos išbrokuoti, atskirti nuo visos grupelės. Nes tai yra paveldima ir tai gali būti paveldima tiek iš motinos, tiek iš tėvo pusės. Ir dar yra vienas niuansas su stipraus instinkto gyvuliais,
tai tarkim grupelėje gali būti vienas toksai gyvulys, kuris labai intensyviai žinda ir jisai dar paskui iš savęs išmokina dar 2-3 ir tada jau didesniam amžiui reikia brokuoti ne tik tą vieną, bet jau didesnį gyvulių skaičių. Tai jeigu visos priemonės aukščiau išvardintos nepadeda, žindimas nemažėja, tai tuomet tokius pavienius gyvulius reiktų išimti iš grupės ir tiesiog išbrokuoti, kad neturėtumėt daugiau bėdų. Taigi tiek apie žindymo refleksą.